Labadiena, šiandien esame Šiauliuose ir paklausinėsime, ką mūsų žiūrovai žino apie debesis. Jie yra sudaryti iš vandens garų. Jie būna šviesus, jie būna lietingi, jie būna internetiniai. Direktoriaus pavaduotojas žino, kokios yra tikrosios debesų rūšys. Skleidžia romantiką, debesis save. O kokių rūšių jie būtų? Kamuoliniai. Administratorė Simona tikrai žino, kad kamuoliniai debesis egzistuoja. O kaip jie būtų susijęs su Šiaurės Lietuvos kolegija? Ne šiaurėje gal labai debesuota. O kodėl taip manote? Nes vis tiek yra, ta prasme, šiaurės ašigalis ir ta prasme ten daugiau debesų. Kadangi tai yra aukštoji mokymo įstaiga su aukštais prioritetais, aukšta kokybė, tai būtų gal ir asociacijos būtent tokios. Dėstytoja Damonskienė galvoja, kad kolegija yra susijusi su debesim vien dėl to, kad yra aukštoji mokykla. Neteisingai. Debesis tai vandens garai, susikoncentravę virš Žemės paviršiaus 3–7–12 km aukštyje troposferos sluoksnyje. Susikaupus milijardams smulkių vandens lašelių arba ledo kristalų atmosferoje pradeda formuotis mums matomi debesis. Pagal formą jie skirstomi į sluoksninius, kamuolinius ir plunksninius. Debesų specialistė Ilona iš tikrųjų turėtų būti mokslininkė, nes jinai per daug sudėtingai galvoja apie debesis. Debesis yra kelių rūšių. Yra kompiuteriniai, yra tie, kur padangėse skraido, iš kurių lyja. Kompiuteriniai debesis yra rinkinys tam tikrų paslaugų, kurios nebūtinai talpinamos viename serveryje. Kuo kolegija susijus su debesim, turim 4. aukštą kompiuterinį debesį.